Jeigu jau kelintą naktį, vat aš guliu ir galvoju, kaip čia su ta magistro darbo tema, va kokia čia ta tema, kokį čia tą kampą, nu neramu, ar aš sugebėsiu, ar man pavyks, ar man patvirtins. Geriausia atsispirti nuo to, nuo kažko, kas labai aktyviai sukasi mintyse. Ir tada pats kūnas duos atsakymus, kur, apie ką rašyti ir nuo ko pradėti, nes tu žinai, nuo ko atsispiri ir kur nueisi, nebūtina žinoti. Bet Ir kaip tas tada- technologiškai atrodo? Kaip tas techniškai? Techniškai, vat sėdžiu, Atsisėdi prie taip, stalo, atsisėdi ant suoliuko, kur tau patogu, Taip. turi rašymo priemonę lapą. ir turi baltą popieriaus lapą arba bloknotą. Taip. Ir pradedi rašyti. Ir svarbiausia, rašyti savęs necenzūruojant. Jeigu ateina toks momentas, kai nebežinau, ką rašyti, galvoju, tai turiu užrašyti. Nebežinau, ką rašyti, pradėjau galvoti. Nenustoti rašyti. Čia vat yra labai įdomus momentas. Tai nėra kūrinys, toksai, kaip pasakyti, išdirbtas iš proto.